Mūsų prosenelės turėjo kaimus. Moteris rinkdavosi kartu. Gimdyti, gedėti, auginti, džiaugtis. Ir ne todėl, kad jos tiesiog neturėjo ką veikti, o todėl, kad jos žinojo vieną biologinę tiesą. Viena moteris viso to neneša ir niekada neturėjo nešti. Šiandien iš šiuolaikinės moters tikimasi, kad ji viską patems viena. Karjerą, vaikus, partnerystę, finansus ir dar savo asmeninį tobulėjimą. O kai ji palūžta, verkia viena, nes jos draugės, partneriai, artimieji, visi irgi per daug pavargę nuo savo pačių gyvenimų. Ir tavo perdegimas šitoje vietoje nėra tavo silpnybė ar nemokėjimas planuoti laiko. Tai yra iš tavęs atimtas bazinis resursas. Šiuolaikinė psichologija tai vadina koreguliacija, kai kito žmogaus buvimas šalia tiesioginė prasme nuramina tavo nervų sistemą. Nustok bandyti išspręsti savo nuovargį vienumoje ir izoliacijoje. Tavo nervų sistemai reikia kitos nervų sistemos. Mano kuriamas moterų ratas nėra dar vienas punktas tavo darbų sąraše. Tai grąžinimas to, kas iš tavęs buvo atimta. Daugiau informacijos rasi mano bio.